Spiningas ir masalai iš tikrųjų tie patys. Tai spiningo konkurse jau turim vieną dalyvį. Tai įveikti pirmi 2 kilai. Opa. Vitaminka. Su balta dar. Tas pačias vietas ir einam toliau. Labą rytą. Nu, žinokit, apsirgau. Kažkokią cholerą sučiupo. Lovos režimėlis, antibiotikai. 2 savaitės. Ne. Aš taip negaliu. Rekomendavo po savaitės prasieit lauke. Prasieisim. O ką? Kai ten lovai smirdi, kaip ten pasveiks? Reikia biškį. Tai tokia lengva laidelė po vaikystės upelį pažiūrėti, ar kokia lydekėlė gyvena. Spiningas ir masalai iš tikrųjų tie patys. Galite pasižiūrėti dar kartelį. Ir viską šiaušiam prie vandens. Nu, kažkaip garselis tų kelnių ne tas, kur norėtume girdėti. Čik. Tai va, matot kokie krantai? Krantai tai švis. Kur yra pramesti, ten nėra žuvies, kur nėra pramesti, nėra žuvies. Nu, bet nemyžniai. Nu, įdomiau. Judėsim lėtai, kad matytų gaidžiai. Opa. Iškart burnon. Nežinau. Nerekomenduoju. Ne, toliau. Aha, griovys. Va, matot? Nieko realiai nesimato. O yra gylio. Štai jums pasakysiu, kiek čia gylio. Dar šaltinis apačioje. Tai peršok. Jump up. Jauni ir pasiutę. Ką mes darysim po 3 metų. Jo, 5 žuvys. Ne tokiose vietose. Kad būtų dar įdomiau, tai nesiskaitys šapalas. Ar skaitysis? Angumo šapalas sunku, tai gal ir nesiskaitys. Nereik prisifantazuoti šapalais, nes pirmą reikia ešerį pagaut bent. 2 tulžiai ką tik praskrido. Nežinau, ar kamerai matysis. Guma kol kas neparodžiau. Labai įdomi. Man tai čia aš tokios gyvenime nedėčiau. Aleksoto turgui rekomendavo jau į krūtinę mušę. Marškinius plėšė, kad bele ką. Duobukė. Kur mano rankos? Tokio arbūzo radiacinio. Pačios tos vietos, kur lydeka ateina pasilsėti. O čia va.
Kartais net ir taip gauni per nagus, taip sakant. Va, prieš medį baigėsi žolių juosta. Žolės taip sulinkę, sudaro šešėlį. Oho. Matos, kad dar sergam. Va, apie ką šneku. Žolių balkonas ir po juo gražiai lydeka laukia. Dažnai. Tai aišku, nelabai lydekinga vieta, bet esmę suprato. Ar lydekinga? Va čia va, tikėčiausi. Yra kaip tik ir kelmas, po kuriuo irgi lydeka atvirai nestovi, jinai stovi kažkur va žolių galuose. Žuklė čia, matau, jau bus visai iš artimo atstumo. Gal taip ir įdomiau dar. Uoga miške pamatot, kažką burnon. O. Porūkštė, bet nu šitos tikrai negaišim. Sinainas. Kaip prašveist. Skardis. 4 metrai kokie. Snaiperis ar ne snaiperis? Aha. Snaiperis. Bandom švysti. Opa, palaikom. Ne. Gerai būtų iš anos pusės. Ten va, labai gerai. Pas mus, aišku, čia kažkoks susiaurėjimas. Tai spiningo konkurse jau turim vieną dalyvį. Ačiū Pauliui. O toliau nieks nedalyvauja. Paliksit šansą. Atiduosim jam spiningą, nu. Net neminkšta. Nežinau, pasirinkau čia peškom. Bet žiūriu, kad čia sudėtingiau nei su valtim. Kvapo jau trūksta. Čia dar vėl iššūkiai. Akys bebrų. Nu, susirgt neturėtume, jeigu neįsmaudysim. Suka dabė palei kraštą. Buvo žuvis. Apsivertė lydeka, mačiau. Nu. Masalų tai neturim. Per medį lipau. Gerai, nelabai toli. Čia koks 5 metrų gerų. Griebime šiaudo, taip sakant. Ką galvojat, negali stovėti prisispaudę? Gali. Čia gal reikia dėti legendą, man atrodo. Nežaisti. Taip sakant, jeigu yra viena spalva, tai jinai būtinai bus žalia. Na.
Aha. Aha. Viskas kontroliuojama. Su balta dar tas pačias vietas ir einam toliau. Nu, tai įveikti pirmi 2 kilai. Ką žinau, savijauta visai dar gera. Umėja tik tai snarglys, o šiaip tai viskas zajeb. Ne. Ai, nu, į uodegą gavo. Sutaršė visą uodegą, ką tik kibimas buvo. Kažkas negerai. Legenda. Patrauks ar nepatrauks? Paveizėkime. Nuleidžiam ant dugno. Prašokdinam lengvai šuoliukais. Strikt, 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 strikt. Ir nepastrikt. Na šitos dar nenumiriau. Opa. Ne. Biškut. Krūmą apgenėsim. Pasidarom pietų pertraukėlę. Tai žodžiu. Tokie reikaliukai. Ką tik turėjau kibimą. Nu, nepasikirto, ką padarysi. Skanius uogus. Čia gervuogės. Jeigu jau kas spėjat mano dienelės skaičiuoti, dar ne. Nuo tos pirmos rožinės tai gal po krūmų. Sikt. Ne. Ne, tai ne. Čia. Užgilinam. Jau prigilinau. Čia panašu, kad netenkam legendinės gumos. Aha. Ką čia sumastyti? Nieko čia nesumąstysi. Nenuleiskit rankų. Jie nesiseka 9 kartus iš eilės. Gera vieta buvo.
Dabar jau po vietos. Na ką. Palydime ir išam naują. Ui. Nu, matosi, kad žuvauta. Opa. Šiandien kažkaip su uogom neina. Šios kelionės tokia bus ir pabaiga. Nežinau, 3 kilometrus per valandą su viršum. Kilometrui, sakykim, po 3-5 minutės buvo skirta. Manau, kad tikrai lengvas žingsnelis. To ir užteks. Pasitestavom sveikatą. Nelabai aš čia dar krantais galiu lakstyti. Vaizdai gražus. Tai ir ką, šioje vietoje atsisveikinu. Ir arba iki kitos laidos, arba iki kitos savaitės. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrit. Like, subscribe. Irgi dėkoju, žiauriai. Renkasi po truputį tie žmonės. Tai ką, ačiū. Visiems sveikatos ir iki. Atliekas po medžiais, nuo gamtos žmogus nusigręžęs.